Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kurso Dakus pamoką. Ir šiandieną kalbėsime apie frazes, kurios skirtos prisistatymui. Tiesiog tai pamoka taip ir vadinasi Introduce yourself. Prisistatyk. Tai yra įvairios frazės, kurios padės tą tokią pačią pradžią pokalbio galbūt apturėti, kai susitinkam su žmogum, reikia kažką pasakyti, vieną kitą, du žodžius, gal kažkokioj tai socialiniai situacijai, kur tiesiog reikia pasilabinti ir vieną kitą sakinį pasakyti. Tai manau, kad šita pamoka tikrai tose situacijose jums pagelbės. Jeigu norit daugiau frazių, žodžių, turiu audio ir PDF knygelę, kurią galite rasti tiek komentare, tiek aprašyme. Tiesiog paspauskit, parsisiųskit, turėkit, naudokit visiškai nemokama. Tai mano dovana jums, tiesiog, kad mokote su manimi. Ir pradėkim. Tai paprasčiausia, pirma frazė tiesiog būtų hello arba hi there. Labas ten, ar ne? Galbūt sakom hello arba hi there. Tai žinoma, sveiki, laba diena, tai visi šitie variantai. Galima sakyti good day, gera diena, ar ne, bet tai daugiau būtų toks jau labai formalioje aplinkoje. O ir tai tokia daugiau senovinė anglų kalba, tai paprasta hello arba hi there yra visiškai pakankamai pasisveikinimui. Tai mano vardas, tiesiog paprasta frazė, mano vardas yra my name is, ir tada sako tą vardą, tai my name is Edgaras, arba I am, aš esu Edgaras, ar ne, I am Edgaras. Čia priklausys nuo jūsų vardo, kaip ta frazė nuskambės, bet tiesiog taip paprastai tai sako, arba mano vardas yra, arba I am Edgaras. Ir abu variantai yra įprasti anglų kalboje. Jeigu, pavyzdžiui, lietuvių kalboje sakyt mano vardas Edgaras, gali taip keistokai gal truputėlį nuskambėti, bet my name is Edgaras or I am Edgaras. Tikrai abu variantai įprasti anglų kalboje ir dažnai naudojami. Dabar labai smagu su jumis susipažinti. Labai smagu su jumis susipažinti. Tai yra frazė it is so nice to meet you arba it is very nice to meet you. Ar ne? Arba so, taip smagu su jumis susipažinti, arba labai smagu, it is very nice to meet you. Abi frazės tarpusavį lygiai taip pat yra kaitaliojimas, galit vieną kitą naudoti visiškai nesvarbu. It is so nice to meet you, it is very nice to meet you. Aš iš, tai yra I am from. I am from, aš iš. Tai ir sakot, I'm from Lithuania. I'm from Kaunas, I'm from Vilnius, I'm from Klaipėda, I'm from Šiauliai. Visiškai nesvarbu iš kur, tiesiog I am from, aš iš kur. Dabar, pavyzdžiui, aš gyvenu, yra, galima sakyti, pavyzdžiui, I live in, arba I am based in. Ar ne? Tai jeigu sakom, tiesiog gali būti I'm from iš tam tikro miesto, bet jeigu norit įvardyti, pavyzdžiui, I live in Kaunas, sakyti, ar ne, arba I live in Klaipėda, arba I am based in Klaipėda, aš esu apsistojęs, ta prasme esu gyvenantis, sakot, Klaipėdoje, arba ten Vilniuje ar Kaune. Tai I live in, I am based in, abi šitos frazės irgi kuo puikiausiai tinka. I live in Klaipėda, I am based in Klaipėda, I live in Vilnius, I am based in Vilnius. Tai aš gyvenu, aš esu, gyvenu, būnu ir taip toliau. Gimiau, sakot, I was born in, ar ne, I was born in. Tai galbūt čia jau mes einam truputėlį toliau negu paprastas prisistatymas, bet kartais tam tikrus minimalius dalykus apie save pasakyti reikia, ar ne? Tai I was born in, arba I am originally from, ar ne? Va, tai mes turim frazę, tai I was born in, arba I am originally from, ir tada galite sakyti, but now I live in Kaunas. Tai pavyzdžiui, I was born in Klaipėda, but now I live in Kaunas. Tai aš gimiau Klaipėdoje, bet gyvenu Kaune. Arba I am originally from Tauragė, but now I live in Vilnius. Ar ne, pavyzdžiui, I'm originally from Tauragė, but now I live in Vilnius. Ok, tai gimiau, tai reiškia iš kur mano šaknis, ar ne? Tai I'm originally from reiškia aš originaliai iš. Tai, originali mano kopija iš ten Šiaulių, tarkim, bet dabar gyvenu Vilniuje, ar ne? Aš gyvenu Kaune jau 7 metus. Tai šnekamoj kalboj tikrai dažnai žmonės tiesiog sako, pavyzdžiui, I live in Kaunas for 7 years, arba I am in Kaunas for 7 years already. Bet pavyzdžiui, galim tiesiog sakyti jeigu norim taisyklingai, turim present perfect laiką naudoti. Tai galima present perfect continuous, bet present perfect mano manimu yra paprasčiau išmokti. Tiesiog sakyti I have lived in Kaunas for 7 years, arba I have lived in Kaunas, pavyzdžiui, my whole life, savo visą gyvenimą pragyvenau Kaune, tai
turim formą have ir turim trečią veiksmažodžio formą. Tai I have lived in Kaunas for 7 years, I have worked in this company for 7 years, ar ne, ir taip toliau. Turim have ir turim veiksmažodžio trečiąją formą. Have arba has, jeigu tai trečias asmuo, he, she, it. Ir veiksmažodžio trečia forma. I have lived in Kaunas for 7 years, I have lived in Kaunas my whole life. Aš dirbu, tai yra, pavyzdžiui, sakot, arba I am kažkas tai, arba I work as kažkas tai, ar ne? Tai, pavyzdžiui, I am a teacher, ar ne? Arba I work as a teacher. Jeigu aš inžinierius, tai I am an engineer, arba I work as an engineer. Engineer, ar ne? Galima tas galūnes reikia įtariuoti kaip tarimą. Tai I am a teacher, arba I work as a teacher. Ir visos kitos įmanomas specialybės, ką tai galite sugalvoti. Tai du variantai pasakyti, arba kad esat, arba dirbate kaip kažkas tai. I'm a teacher, arba I work as a teacher. Pavyzdžiui, aš dirbu mokytoju jau 10 metų, tai vėl tas pats. Jūs galite sakyti, I work as a teacher for 10 years already, bet jeigu turite omeny, kad tai vis dar tęsęs jau 10 metų kaip dirbat, tai yra present perfect laikas, tai mes sakom I have been working, arba I have worked, ar ne? Tai prieš tai aš naudojau present perfect laiką, dabar įdėjau pavyzdį present perfect continuous. Ir su juo galima pasakyti. Galima sakyti, I have been working as a teacher for 10 years. I have been living, galiu sakyti, in Kaunas for 10 years. Tada naudoju have, naudoju been ir tada naudoju veiksmažodį su ing jau galūne, o nebe trečiąją formą, jeigu naudoju present perfect continuous. Tai I have been working as a teacher for 10 years, arba kaip turėjom tenai, I have worked as a teacher for 10 years. Irgi galiu sakyti. Okay? Tai būtinai nurodom kiek laiko ir pasakom šito perfect laiko. Man patinka. Kas man patinka? I like. Bet kai sakau I like, turiu du variantus, ką galiu po to sakyti. Arba sakau I like ir naudoju bendratinę formą. Pavyzdžiui, sakau I like to read. Arba naudoju su ing galūne. Naudoju tą vadinamą gerund formą. Ir tai yra, abu variantai yra tinkami. Vienas amerikiečiškas, kitas britiškas, bet jie abu ko puikiausiai tinka. Tai galiu tiek sakyti I like to read books ir galiu sakyti I like reading books. Ar ne? Man gal labiau įprasta sakyti to read, bet tikrai nėra jokios klaidos ir maždaug sakyčiau gal pasaulyje turbūt 50-50 žmonės, ar ne? 50-50 pasidalinę, kas kaip sako, ar ne? I like to read books arba I like reading books. I like flying, arba I like to fly, I like playing basketball, arba I like to play basketball. Abu variantai yra puikus ir teisingi. Laisvų laikų mėgstu. Ar ne? In my free time, I like. Vėlgi, in my free time, mano laisvam laike, savo laisvam laike, ar ne? Mano laisvame laike, I like to read, arba I like reading books. Vėl tas pats, kadangi turim like, vėl tas pats galioja. Aš arba turiu to read, arba turiu reading, ar ne? Tai arba ingalūnė, arba bendratis. Man labai patinka. Paprasčiausia būtų sakyti I love. Iš tikrųjų, aš myliu. I love ir, bet po love eisiu ingalūnė, ar ne? I love dancing, I love playing, jeigu mes kalbame apie veiksmažodį kažkokį, ar ne? Bet jeigu diktavimas, tai tiesiog I love books, I love movies, I love horror movies, ar ne? Ten mėgstu siaubo filmus labai ir taip toliau. Tai jeigu turim veiksmažodį įprastai su ingalūne, naudosim, nors šnekamoji kalba galima tikrai ir su to sakyti bendratinę formą, sakyti, pavyzdžiui, I love to watch movies, bet šiaip I love watching yra įprasta. Būtų teisingiausias variantas su ingalūne naudoti. Tai pavyzdžiui, I love dancing, I love eating on Saturday evenings, ar ne, šeštadienio vakariais man patinka valgyti ir taip toliau. Aš turiu 3 vaikus, pavyzdžiui, norit sakyti, ar ne? Tai I have 3 children. I have 3 children, I have 4 children, I have 5 children, galit sakyti, ar ne? I have a wife, galit sakyti wife, turiu žmoną, ar ne? I have a wife and 3 children, ar ne? Tai čia kaip vedęs ir turi vaikų, ar ne? Ne, ten 2 berods turėjo. Nu, nesvarbu, bet tiesiog tokiu būdu sakom, ar ne? Aš turiu 3 vaikus, I have 3 children, aš turiu žmoną, I have a wife, I have a husband, aš turiu vyrą, I have a husband. Jų vardai yra, jeigu norit vardus išvardinti, ar ne? Their names are,
ar ne? Tai tarkim, turi ten 3 vaikus ir vardina their names are Petras, Lukas, whatever. Bet kokius vardus galite išsakyti. Tiesiog jų vardai yra their names are. Their names are. Dabar kartais bus tokia situacija, kai jums tiesiog reikės prisistatyti, kas jūs esate, ten, iš kur atvykot ir galbūt tiesiog ką čia veikėt, ką pažįstat ar ne, su kuo atvažiavot. Jeigu, žinot, kai būna situacija, visi vieni kitus pažįsta, o jūs nieko nepažįstat. Tai tiesiog paimkim tokį sakinį, pavyzdžiui, aš Kristinos draugė arba aš Kristinos draugas. Tai yra, ir sakom, I'm a friend of. Tai tada šiaip paprastai vardai yra nekeičiami, ar ne? Tai jeigu yra žmogus Kristina, tai ir sakom of Kristina. Aišku, galim suanglinti tą vardą, sakyti Christine, ar ne? Arba tiesiog tada sakyti Kristina arba Christine. I'm a friend of Kristina, I'm a friend of Christine. Ir dar dažnai būna įprasta, čia labai daug diskusijų yra, kaip taisyklingai sakyti, bet kartais yra sakoma tiesiog per apostrofą su S raide, kad kieno Kristinos, ar ne Kristinos. Nes jeigu sakyčiau, pavyzdžiui, mano telefono, my phone's, apostrofas S raidė, tai galima taip sakyti, galima be tos S raidės, man įprasta sakyti su S raide, bet, kaip sakau, dabar diskusijos ten vyksta, kuris teisingas iš tų variantų yra. Bet kuriuo atveju, aš Kristinos draugė, Kristinos draugas, I'm a friend of Kristina, I'm a friend of Christine, I'm a friend of Christines. Visais atvejais jūs supras, kad ir kurį iš šitų variantų jūs pasakysit. Man reikia eiti, užbaigti pokalbį kartais turim ar ne, žmogus kažką ten angliškai jums beria, nieko nesuprantat, norit eiti greičiau ir atsipūsti. Man reikia eiti iki, aš sakau I should go, arba I've got to go, ar ne, man reikia eiti iki I should go. Tai I should go man reikėtų eiti. I've got to go, I have got to go, irgi man reikia eiti. Tai abu variantai tikrai yra protingi, teisingi, ne vienas iš jų nėra kažkoks mažiau ar daugiau mandagus. Ir abu jos galima drąsiai sakyti. Pavyzdžiui, ir pabaigai galite sakyti, buvo labai malonu susipažinti. Galima ir nesakyti labai, jeigu nebuvo labai malonu, tiesiog sakyti, buvo malonu susipažinti, tiesiog kaip mandagumo tam tikrą formą, ar ne? Tai tiesiog ir sakot, it was very nice to meet you, arba it was so nice to meet you. Galite tą tokį so uždėti. Jeigu tikrai labai buvo malonu, norit, kad žmogus gerai jaustųsi po pokalbio su jumis, tai it was so nice to meet you. Buvo taip malonu su jumis pabendrauti. It was very nice to meet you. Buvo labai malonu su jumis susipažinti, pabendrauti. Tai va, turim tokias minimalias frazes, ką galim pakalbėti susitikę su žmogumi. Aišku, galbūt nereikėtų visko išberti tenai, tik paspaudus ranką, bet kiekviena situacija jinai gali kažką tai iššaukti vieną ar kitokį atsakymą, jeigu jūsų kažko tai paklaus. Beje, galbūt planuoju padaryti dar pamoką ateityje apie tai, kokius klausimus potencialiai jums gali užduoti. Tas vadinamas yra small talk, tokia minimalus mažas pokalbis, susėdam, susitinkam, bandom bendrauti ir tie tokie paprasti klausimai kartais reikia turėti tokius, tokius špargalkinius atsakymus ar ne į tos klausimus. Tai padarysiu pamoką ir apie tai. Bet dabar manau, kad tikrai mokėsit bent jau minimalų pokalbį su žmogumi pravesti, gražiai pasisveikinti, gražiai atsisveikinti ir ten kažką tai į tarpą pasakyti. O kaip sakau, jeigu norit daugiau frazių, daugiau žodžių, visą tai rasit aprašyme ir komentare, tiesiog paspauskit, parsisiųskit, mokinkitės ir ką susimatom kitą pamokoje. Iki.